Sveiki. Čia tokią pamokėlę gavau. Jeigu paaiškinti truputėlį, tai jinai buvo daugiau išorinė, bet po to atėjo ir ta vidinis mokymas. Tai bus apie emocijas ir pirtį. Vanduo. Jūs žinot, jūs skaitėt ir patys jaučiat turbūt, kad vanduo yra pagrindinis mumyse, 70–80% vandens mes esam vanduo. Tai reiškia, o vanduo yra emocijos, jeigu išraiška, metafizinė išraiška, ar ne? Emocijos tai ne tos, kur tikšt. Emocijas aš čia turiu kaip būseną, kaip jausmą daugiau. Daugiau kaip gilesnį dalyką, ne tik tai, kad ne apie šitą kalbą šiandien eina. Eina apie tą, kai prastai jaučiuos ir tada galvot pradedu prastai. Vat gal kas nors čia atsitiks, gal kažkokie tai dalykai, gal reikia bėgti pas būrėją, gal dar ką nors. Ir tiesiog nesugebu įeiti savarankiškai į tą patį jausmą ir pasižiūrėti, ar jis aplamai yra pagrįstas. Ar pagrįstas, ar yra kažkoks tai pamatas jam. Ar tiesiog tai yra automatizmas. Automatizmas arba priprogramavimas. Na, teks jums šito mokytis, todėl kad tai yra sąmoningumas. Ir aš mokausi jau daug metų to, bet turiu pasakyti, kad tai vyksta. Tai vyksta. Ir dabar jau nėra taip, kad paimčiau ir blogai jausčiaus ir sėdėčiau tame blogame jutime, nes kažkas vyksta, kas nuo manęs nepriklauso. Tas, kas vyksta ir nuo manęs nepriklauso, yra ne mano. Tas, kas yra mano, priklauso nuo manęs. Vat šita vieta. Ir ką daro emocijos? Emocijos sukelia tam tikras proto būsenas. Protas, ta sritis, kurioje mano yra silpna vieta, arba aš turiu mokytis, sakysim, yra pagal sielos planą aš turiu mokytis, jos pradeda kapsėti tam tikrą rūgštį į tam tikrą organą. Pagal tvarką, pagal dėsnių tvarką. Tai nėra kas nors atsitiktinio. Nebūna atsitiktinių ligų, nebūna atsitiktinio jausmo, nieko atsitiktinai nebūna. Žmogus yra sąmoninga būtybė. Ir tas sąmoningumas yra būtent tas dalykas, kurį mes visą laiką turim vystyti. Reiškia, aš kiekvieną kartą kažkaip pasijutus turiu suvokti, kaip ir kodėl aš taip jaučiuosi. Vat šitos dalykus reikia labai įsisąmoninti. Tai turi būti sąmoninga. Kai jūs neturite įpročio sąmoningumo, kai esat iš vaikystės suprogramuoti kaip nors toje mintyje jaustis. Kas yra? Jeigu pučia vėjas, tave gali perpūsti. Ir tu jau išėjęs į vėją jautiesi prastai, nes yra programa. Bet tiesiog susikaupti ir mokytis pažinti programas ir kaip yra iš tikrųjų. Kodėl aš bijau vėjo, kodėl aš yra net nereikia toli ieškoti mano aplinkoje, žmonės sako, aš nemėgstu vėjo. Kodėl? Ką jis tau padarė? Bet šitie maži dalykėliai, jie atveda prie didžiųjų dalykų. Ar ne? Ir kai kapsi, jeigu aš nemėgstu vėjo, kažkas kapsi mano plaučius. Aš pradedu gūžtis. Aš pradedu susigūžti. Tarsi mane kažkas va. Šitie dalykai. Nieks man negrėsia, nieks nevyksta, pučia vėjas.
Aš galiu apsisiausti, galiu atsitūpti, galiu įeiti į trobą. Aš visada galiu keisti būseną, išeiti iš jos. Tai yra mano valioje, bet aš turiu suprasti. Nebijoti oi, čia vėjas. O tiesiog keisti aplinkybės ir žiūrėti, kas toliau vyksta. Kai jūs nesat sąmoningi, nesuvokėt šitų dalykų ir aš nemėgstu vėjo, aš nemėgstu lietaus, aš nemėgstu saulės, aš nemėgstu eiti į parduotuves, aš nemėgstu kokių nors produktų, nesvarbu ko. Tiesiog tai yra programa. Tai yra programa. Man darosi tas ir tas. Kodėl darosi? Išsiaiškinti tuos dalykus ir čia auga sąmoningumas. Taip yra auginamas sąmoningumas. Tai yra labai svarbus dalykas. Todėl, kad kitaip jūs neišeisit iš to užburto rato. Kaip atsitinka liga? Liga atsitinka, kai automatiškai kapsi visą laiką. Į tą organą, į plaučius kapsi. Nepasitenkinimas, baimė, nerimas dėl vėjo. Ir prikapsi. Paskui netikėtai susirgau. Jeigu būtum sąmoningas, suprastum, kad tikėtai susirgai. Tikėtai. Programa įsivykdė, įsigyvendino, ji įvyko. Tu suprogramavai ir tai įvyko. Ar sąmoningai, ar nesąmoningai? Nesąmoninga tavo valia. Vat šitos vietos yra labai svarbios. Tai yra, viskas yra apie žmogų. Ir mes buvom sutverti suvokti viską. Suvokti ir mokytis ir toliau. Tobulinti pasaulį ir tobuliau jį suvokti. Ką mes padarėm? Kažkam atidavėm. Sako, visata sudrebėjo, kai žmogus išsirinko pirmą karalių. Nes aš esu tiesioginis ryšys su savo kūrėju. Per mano sielą tas ryšys visada yra tiesioginis. Aš galiu norėti su kažkuo dar eiti kartu į bažnyčią. Man gali tai patikti. Galiu norėti pasikalbėti su tuo, kuris veda mišias. Bet mano ryšys yra asmeninis, visiškai individualus, unikalus. Va šituos dalykus. Dabar apie tai, kaip pasireiškia, kaip pirmiausia, pirminis koks dalykas yra tos kapsinčios rūgšties, kuri pradeda puvimo procesą. Tai yra kvapas. Jūsų prakaitas pradeda skleisti kvapą. Kūnas pradeda turėti, ir kas bandot pasakyti, kad tai specifinis kūno kvapas, tai yra puvimo kvapas. Darbo kvapas, jūs žinot, jeigu kas nors skaldėt malkas, žinot, kaip kvepiat nuo malkų skaldimo. Tai yra švarus jėgos kvapas. O čia yra puvimo kvapas. Aš turiu pirtį, ilgai dirbau pirtyje ir žinau, kaip kvepia puviniai, koks yra puvinio. Kiekvienas organas turi savo specifinį puvimo kvapą. Aš turėjau kursiokę, kuri iš vis pagal kvapą nustatydavo ligas. Unikalus toks gebėjimas, bet dabar suprantu, kad tai nėra labai unikalu, kad tai iš tikrųjų galima suvokti. Tai pirminis tas dalykas yra kvapas. Ir jis išeina per prakaitą. Reiškia, kodėl visos seniausios pasaulio tautos, tikros tautos, ne tos suvestinės, ne sukurtinės tautos, o tikros tautos turi pirtis. Nesvarbu, ar jos pietų tautos, ar šiaurės tautos, visos turi pirtis. Todėl, kad būtent pirtyje ir prasideda prakaitavimas. Ne duše. Kiek reiktų išleisti karšto vandens duše, kad jūs suprakaituotumėt? Kokios tai yra sąnaudos mūsų šiaurės krašte? Kas su galva negerai?
Pirties reikia. Pirties reikia. Reikia mažiausia 7 kartus, o ypač žmogui, kuris slepia savo emocijas, bijo savo emocijų, bijo savo jausmų, galvoja, tik galvoja ir galvoja ir galvoja ir galvoja, kad galvojimu jis kažkaip tai visą šitą sutvarkys. Nesutvarkysi jokių galvojimų, reiks pažinti. Kitaip bus liga, nes puvimas sukelia vėžį. Tai pirtis yra šventa vieta, tai mano kūno bažnyčia. Aš einu į pirtį su dideliu džiaugsmu. Išmokit pažinti, suraskit būdų 1 kartą per savaitę. Per 10 dienų 1 kartą jau čia yra mažai, o 1 kartą per savaitę yra būtina. Yra žmonių, kurie nueina į pirtį ir kvepėt pradeda. Pažįstu tokių. Tai čia yra tie žmonės, kurie nebijo savo jausmų, kurie tiesiog, jie nesitaško jais, jie juos pažįsta, jie turi juos savyje ir žino, kaip juos sąmoningai pakreipti, kaip pataisyti padėtį, kad gerai kad ramybę jausti savyje. Tai pagrindinis tikslas po pirties yra pajausti ramybę. Ramybę savo kūne. Užmigti, palaimintai užmigti. Žinot, kad anksčiau, kas žino, kad anksčiau žmonės prieš išėjimą, iškeliavimą iš kūno prašydavo, iškūrenkit man pirtį. Pabūdavo pirtį. Ir čia ne tik tai, kad nusiprausti, čia dėl vidinės švaros, dėl pojūčio, dėl padėkojimo kūnui, kad tarnavai mano sielai. Tai jūsų emocijos ir pirtis, jūsų sveikata ir pirtis, jūsų būsenos ir pirtis. Išmokit tą daryti. Jeigu kam reikia pagalbos, pasiskambinkim, pasitarkim. Aš daug žinau apie pirtį, pati ją turiu ir stengsiuosi visą gyvenimą, kiek man duota šito kūno, daryti tai ir galėti tai daryti. Tai gražios vasaros, gerų pirčių, dabar jų yra visokių, net pliažuose yra dabar tos pirtelės, kur į jūrą gali nubėgti, mes važiuosim prie jūros ir ten pirtinsimės, nes tai yra nuostabi patirtis. Tai pagalvokit, pamastykit ir pajauskit apie tai, apie ką dabar kalbėjau. Iki.